Ir šiandien pašnekėsime apie gamybinės įmonės su gamybinių įmonių atstovais, apie skaitmeninę transformaciją ir konkrečiai apie skaitmeninę dvynę technologiją kaip produktą, kas tai yra, su kuo jisai valgomas. Tai kas čia per produktas skaitmeninis dvynys, kuo skiriasi monitoringo sistemos nuo skaitmeninio dvynio technologijų, kokias problemas sprendžia skaitmeninis dvynys įmonėje, kaip žinoti jums, ar apskritai reikia tokios technologijos, o gal jūs ramiai gyvenate ir galite toliau gyventi be jos, kokie galėtų būti skaitmenizacijos žingsniai ir kažkiek tai atvejų, kuriuos jau mes turime atvejus realiai įdėgę kitose įmonėse, tai reiškia, pašnekėsime apie tos atvejus, kas ten buvo daroma ir šiek tiek apie rezultatą, gal to rezultato aš pinigais neišversiu, nes, kaip pamatysim vėliau, skaitmeninio dvynio technologija yra tokia, kaip čia jums pasakyti, apnuoginanti problemas, tai ne įmonės išsisprendžia problemas, bet gal, sakykime, taip, nepuola staigiai labai nuogintis, kaip ten pas jūs buvo ir dabar, kaip ten yra viskas geriau. Tai gal tokia trumpa įžanga ir dar žmonės jungiasi, tai aš dar įleidžiu. O kas čia tokia Energy Advice? Tai lietuviško kapitalo įmonė Lietuvoje, inžinierių komanda, kuri kūrė ir diegia IT produktus, atliekam konsultacinės pobūdžio darbus, įvairius tyrimų studijas ir mūsų misija padėti jums susimažinti CO2 emisijas, nes CO2 emisijos yra kaip lakmuso popierėlis viskam, kaip jūs gyvenate, tiek technologinis efektyvumas, tiek našumas, tiek energetinis efektyvumas, tai reiškia, kad su žodžiai šnekant visi rodikliai, su kuriais jūs gyvenate, sumuojasi į CO2 emisijas. Tai mes tą suprantame ir mūsų viena iš misijų, matyt, pagrindinė yra sumažinti CO2, pasiekti tos CO2 tikslus. Dabar kas tas yra skaitmeninis dvynys, taip labai jeigu paprastai, tai proceso matematinė kopija. Mes turime technologinį procesą, galim iš principo turėti bet kokį procesą, ne tik technologinį, galim turėti, kaip pavyzdžiui, autotransporte, maršrutų planavimas, tai yra procesas, tai yra fizikinis procesas, kurio metu, pavyzdžiui, automobiliai, autobusai važiuoja, reikia suplanuoti maršrutą. Tai matematiškai tas maršrutas aprašomas geriausių būdų ir jūs naudodamėsi kokią Google navigaciją, Waze, važiuojate trumpiausių, geriausių kelių, arba trumpiausių, arba greičiausių, arba kaip čia kuro norma geriausias kelias, tai jums leidžia tą pasiekti, sakykime, taip paprastai šnekant, navigaciją. Tai matematinis modelis, kur matematinis modelis gali būti įvairiai aprašomas, tiek kaip dirbtinis intelektas, tiek fizikinėmis lygtimis, bet iš principo tikslas yra tai, kad aprašėmės reiškia jūsų technologinį procesą, mes galime, tiksliau skaitmeninis dvynys gali jums išspręsti daug uždavinių, kuriuos mes aptarsime toliau. Iš principo visa tai yra sprendžiama debesyse, esančiame, SaaS Cloud, mūsų debesyje ta technologija. Dabar, kur ją galime pritaikyti, tai čia šiek tiek esame įrašę pavyzdžių, kurie yra jau realiai padaryti, tai pavyzdžiui, šaldymo, ten, kur turime šaldymą arba čilerius, reiškia vėsinimą, ten, kur turime ventiliaciją arba suspaustą orą. Įrenginiams atskirai, tai biokuro katilas, dujų, stiklo leidimo krosnis, popieriaus gamybos ekstruderiai. Jeigu kalbėti apie procesą, distiliacijos grūdų, daiginimas, džiovinimas bendrąja prasme, malimas, spaudimas, granuliavimas ir taip toliau. Tai, kitai žodžiai šnekant, nereikia apsiriboti šitais procesais, kai į metus mes po vieną kitą turim vis naują procesą, kurį įdiegiame vis kitonišką, ta prasme, išplečiam savo portfelį. Kodėl tą galim padaryti, nes iš principo turim debesų platformą, iš principo turime
skaitmeninio dvynio technologiją kaip tokią ir savo patirtis kas metai vis gausiname įvairiais kitokiais projektais ir, aišku, atliekame kartotinius, pavyzdžiui, biokuro katilas kaip toksai yra labai pakankamai gerai kartojamas projektas, nes tie biokuro katilai iš principo savo esmė yra panašus, nors yra skirtingų gamintojų. Dabar, kai skaitmeninį dvynį jūs žiūrite, tai galite matyti skirtingus etapus, pavyzdžiui, projektavimas, imitavimas, planavimas, statyba, gamyklos statyba, eksploatacija, kur jau šitam gyvenimo etape esame, remontas, techninė priežiūra ir proceso optimizavimas. Tai jeigu nueisime į projektavimo etapą, tai aišku, ką reikia padaryti, tikriausiai pasidaryti virtualų projektą, ir tokių jau esate matę, ir reikėtų veiksmų ir procesų atkartojimą turėti virtualiai, nes jeigu žinosim, kaip gamykla funkcionuos virtualiai, tai žinosim, kaip jinai panašiai taip ir gyvai funkcionuos. Kitas etapas galėtų būti skaitmeninis imitavimas, tai pavyzdžiui, virtualiai išbandom įvairūs scenarijai. Tai įvairūs scenarijai leidžia rasti tos kaklelio efektus ir tų kaklelio efektų išvengti. Aš gal šiek tiek prašoksiu tuos statybos ir, reiškia, etapus ir planavimo etapus, nes mes kaip tiekėjas iš principo nesifokusuojam šitos etapus, netgi, sakykime, ir į projektavimo etapą taip ribotai fokusuojamės, labiau fokusuojamas į eksploataciją, priežiūrą ir proceso optimizavimą. Tai dėl to gal šiandien ir bus šios dienos tikslas labiau pasišnekėti apie reiškia, tai, kaip jūs gyvenate šiandien, kaip jūs eksploatuojate įrenginius, prižiūrite ir optimizuojate procesą, kitais žodžiais tariant, didinant gamybos našumą, kokybę ir efektyvumą bendrąja prasme. Tai eksploatacijai tai yra fizikinės sistemos duomenų surinkimas. Tai jeigu fizikinės sistemos duomenų surinkimas į skaitiklių, tai ta monitoringo sistema klasikinė, kurią mes visi jau kokį beveik 10-metį gyvename su monitoringo sistemomis ir kuri su įmonė bendrauja, suprantame, kad karts nuo karto įmonės atsikanda tų monitoringo sistemų, nes duomenų surinkimas pats savaime į piniginės išlaidos, bet nauda ne visada yra adekvati patirtom išlaidom. Tai duomenų surinkimas, mes, aišku, tą duomenų surinkimą skaitmeninių dvynį papildom SCADOS duomenų surinkimu. Į debesį sukeliauja ir SCADOS visi duomenys, temperatūros, slėgiai, ten visokie jutikliai įvairiausi, kurie apibūdina technologinį procesą. Ir čia iš tikrųjų yra labai didelė pridėtinė vertė, nes pačioj SCADOS sistemoje yra begalės duomenų, kurios galima įdarbinti ir turėti iš jų naudą. Ir aišku, tie realaus laiko duomenys naudojami toliau yra skaitmeninėme dvinyje. Būna klausimas toksai evoliuciškai įmonėse, ar problema tokia, turiu naujų jutiklių, yra SCADA projektas, jau kokie 5 metai, 10 metų jau tas SCADA projektas jau kaip įdiegtas ir atsiranda poreikis įdėti papildomi kokį nors ten temperatūros jutiklį. Aišku, SCADA sistemą man reikia išplėsti iš karto, pridėti naują tagą, galbūt net galimai nusipirkti naują licenciją, kas labai iš tikrųjų išdidina kainą. Tai tų SCADOS projektų, tai šitoj vietoj mūsų būna rekomendacija tos visokius papildomus jutiklius susijungti ne į SCADA sistemą, nes SCADA sistema atlieka tą užduotį, kurią ir iki tol atliko. Mūsų pasiūlymas būna tuos jutiklius jau jungti į debesį ir jungti prie skaitmeninio dvynio ir panaudoti ten, kur reikia, kad pasiektume rezultatą, apie kurį šiek tiek vėliau pašnekėsime. Tai pačioje eksploatacijoje, kuriuose etapuose mes skaitmeninį dvynį įdarbiname, tai reiškia, pavyzdžiui, kokybės užtikrinimas. Kokybės įvairiai, jeigu maisto pramonę paimsim, tai ten vis dar ir maisto saugos klausimai atsiranda, tai kurie ypatingai yra svarbus, nes tai reikia stabdyti gamybos liniją, galbūt ją ten valyti, plauti ir kažką su ją daryti tam, kad vėl grįžti atgal į darbą. Tai va, tas kokybės užtikrinimais, kiekviena įmonė tą kokybę supranta savai pagal savo verslo logiką. Tada sekantis klausimas - automatiškai našumo didinimas, aišku, susijęs. Jeigu čia kokybinių problemų turime, tai našumas, sąlyginis našumas yra prastas, tai našumo didinimas, aišku, susijęs su tuo, nors gali būti kokybė užtikrinama ir iš principo reikia našumą didinti. Tai mes paieškome visada rezervų ir skaitmeninis dvynys tą leidžia rezervą surasti našumo didinimui.
kas be ko dienos gale ir energetinis efektyvumas koreguojasi dėl to į gerąją pusę. Ir turime tada atitinkamai funkcionalumo remonto planavimą pagal prognozę, tas predictive maintenance, anglų kalba vadinamas, tai iš principo tik dėl to, kad skaitmeninis dvynys imituoja procesą matematiškai mūsų fizikinį ir jį papildo realaus laiko duomenimis, galima suprasti, kurie komponentai jau yra, kaip sakyt, parametrų prastėja ir iš principo reikalauja tam tikrų planavimo, remonto planavimo arba priežiūros darbų planavimo ir savalaikio nepavėluoto. Tai sekantis, ką galima padaryti esamoj gamykloje, tiesiog tą, ką jūs turite ir sakykime, tos minimalios investicijos tik tai į skaitmeninio dvynio produktą, tai yra proceso pačio optimizavimas, kad ką tai reiškia, tai iš principo set pointų keitimas. Jeigu jūs turite technologinį procesą ir turite set pointus, kurios SCADA sistema išduoda į valdiklius ir valdikliai jų prisilaiko, tai optimizavimo procesas reiškia, pagerinkime set pointą iki tokio darbo taško, kuris bus jum įvairiom prasmėm geriausias. Kuriom prasmėm, gal ten reikia našumą padidinti, gal ten reikia kokybę išspausti, gal ten reikia tarpelį išlaikyti tarp kokybės ir energetikos, žinot, labai reikia kokybės, tai energetika bloginu, tai reiškia, tą langelį reikia susisiaurinti. Toliau, kaip tas praktiškai daroma, tai vienas iš tokių, kad nurodoma vertė operatoriui ir operatorius iš esmės yra atsakingas už reagavimą. Tai techniškai tai atrodo taip, kad webinėje aplinkoje yra langas, kuriame krenta kas 5 minutės užduotis, kuri yra optimali ir operatorius pasižiūri, jos šiuo metinė užduotis yra tokia, optimali yra tokia ir atlieka korekciją, jeigu jinai būtina. Ir aišku, sekantis etapas brandos, kai jau šitas viskas pasiekta ir jau visiems atsibodo, kad operatorius ranka ten kažką koreguoja tą procesą ir matom, kad jau čia yra varginantis reikalas operatoriui tą procesą koreguoti, tai iš tikrųjų automatinis duomenų perdavimas iš debesies į technologinį procesą, valdiklius kaip set pointus užduotis ir tas daroma automatizuotų būdų. Iš principo, kokios tos naudos skaitmeninio dvynio, nes jeigu suprasim naudas, tai tikriausiai sugalvosim kažką nuveikti. Tai pirmas dalykas, aišku, inventorizacija kaip tokia. Norint tą dvynį padaryti, tai turėsime, aišku, IT infrastruktūrą susitvarkyti, kad galbūt ten ne visiškai buvo tvarkoje, aišku, su saugumo klausimai susitvarkysime IT. Toliau reikės surinkti įrenginių specifikacijas ir reikės nusistatyti darbo režimus, kuriais dirba įrenginys ir tų įvairių darbo režimų tikriausiai ir dažniausiai būna įmonės įvairių. Toliau, aišku, kaklelio efekto identifikavimas. Žinoma, kai jau tos duomenys turėsime debesyje ir šiek tiek tos statistikos turėsime, tai mes pamatysime tos kaklelio efektus ir nustatysim priežastis. Skaitmeninis dvynys iš principo leis nustatyti tą priežastį, kodėl mes negalim didinti našumo ar kodėl atsiranda brokos ir atitinkamai prastovos. Tai ir aišku, tada atsiranda tam tikros rekomendacijos tų pačių set pointų koregavimai ir čia jūs galite suprasti iš savo gyvenimo patirčių, kad tų set pointų koregavimas bus toks kaip čia nuolatinis procesas, nes, sakykime, įrenginiai patys dėvisi, kokias nors ten ekstruderių formos koreguojasi ar panašiai, kas tai yra nuolatinis procesas. Dabar su ta kokybės didinimu, tai čia gan svarbu yra ir pirmas dalykas, tai reiškia, apskaičiuojam kokybinius parametrus, išskaičiuojam, kokių jums reikia prisilaikyti ir jūs, aišku, jūs turite tos pačius ir mes tos parametrus iš principo stebim ir stebim ne šiaip ten kažkaip vidutiniškai per valandą, bet iš principo ta technologija jau leidžia stebėti kokybinius parametrus kiekvieną minutę, iš principo kiekvieną sekundę, minutę, 10 minučių lange, 1 valandos lange ir taip toliau. Aišku, identifikuosim priežastis, kurios blogina kokybę. Jeigu išduodamos set point užduotis, kurios leidžia stabilizuoti kokybės rodiklius, tai ir jeigu turėsime kažkokius receptus, pavyzdžiui, ten koks nors plastiko detalių gamyba, ekstruderiai, formų dėvėjimasis, tai receptinis kažkoks yra receptas, nustatymai valdiklio,
Tai netgi būna kartais ir skaidosi tie receptai, kai perjunginėm iš vieno recepto į kitą, tai receptų parametrų kontrolė ir gerinimas. Tai kad nenutiktų taip, kad recepto parametras nuplaukia, turi būti koreguojamas dėl to, kad nuplaukia kokia nors jau susidėvėjo mechaniškai kokia nors įrenginio detalė. Toliau, našumo didinimas, aišku, čia jau su našumais yra keletas istorijų, jeigu našumas susijęs su išeiga, tai gerinama išeiga, čia tokių, pavyzdžiui, būna kaltinimų žaliava kalta. Bloga žaliava ir vat, kadangi bloga žaliava, tai mes negalėjom turėti išeigos, neturėjom išeigos, reiškia, tada mūsų ir kažkaip našumai ten tada nukentėjo. Tai iš principo čia turim tokių projektų pavyzdžių, kur nuo tų istorijų, kad žaliava kalta, istorijų nebeliko, kad žaliava kalta. Sveikintina, nes tada turime geresnės išeigas ir atitinkamus našumus. Jei našumas susijęs su energetiniais parametrais, identifikuojamos priežastys ir koreguojami tie energetiniai parametrai. Jeigu našumas susijęs su planavimu, tai aišku, čia mes turėsime viso planavimo grandinę apimti, tai reiškia, negalėsime į gamybinį procesą žiūrėti lokaliai kažkokį įrenginį, pavyzdžiui, šaltis, bet turėsime kažkokį etapą proceso, kad yra šaltis, bet jau turėsime tada turėti keletą etapų, kurie yra susiję grandinėje. Tokių pavyzdžių irgi turime. Toliau proceso optimizavimas pats, tai kaip jau minėjau, tai yra set pointai, valdiklių nustatymai, set pointai, kuriuos mums reikia, kuriuos skaitmeninis dvynys įvertina patį procesą ir išduoda užduotį, kad set pointas turi būti vienoks ar kitoks ir tai vyksta realiam laike. Ir aišku, gauname statistiką, kiek skiriasi optimalus režimas nuo faktinio režimo, jeigu dar pirmaisiais projekto etapais ir nepulsim koreguoti tų, bet galėsime matyti, kad statistiškai jūsų faktinis darbo režimas yra šiek tiek tolokai nuo optimalaus ir ten reikia įdėti pastangų pagerinti, reiškia, režimą. Ir nuspėjamoji eksploatacija kaip tokia, tai reiškia, dėvintis įrenginiui patiriamos sąnaudos, be ko, ir apskaičiuojamos efektyvumo prastėjimas ir tendencija. Ir tada, ką mes matome, kad iš principo monetizuojame, pinigais paverčiame, kad jūsų neefektyvumas kainuoja tiek, ir tada jūsų vadovai turi, atsakingi vadovai turi galimybę priimti sprendimą, kad jau laikas, nes čia tas efektyvumas nuvažiavęs iki tokio, kuris jau yra netoleruojamas. Ir atskiriame atskirus įrenginius ir komponentus. Ten kaip pavyzdys bus toliau šaldymo mašina, tai galima aiškiai pasižiūrėti į šaldymo mašinos kompresoriaus naudingo veiksmo koeficientą ir matyti jo to šaldymo, pavyzdžiui, kompresoriaus būseną konkrečią. Toliau pats, jeigu šiek tiek prabėgti atvejus, paanalizuoti, tai situacija viena iš tokių, kur turime dūmus, turime šilumokaitį, turime iš principo nėra šilumos energijos apskaitos, bet turim ventiliatoriaus sūkius, elektros galią, slėgio perkritį ir netiesioginiais metodais nusistatoma galingumą, kuri nusijama šitas visas mazgas, išskaičiuodami srautą iš temperatūrų skirtumo recirkuliaciją kontūre ir žinodami, kokia šilumos energijos galia yra nuimta įrenginyje. Tai iš principo skaitmeninio dvynio technologija leido įsivertinti dalykus, kuriuos techniškai reikėtų kažkokių myterių sugalvoti ir sakykime, savotiškai komplikuoti, bet šiluminį procesą išskaičiuojam netiesioginiais metodais ir pakankamai gerų tikslumų. Ir nereikalingi papildomi matavimo prietaisai. Šaldymo mašinos, kaip iš principo, ar kondicionavimo arba šaldymo, tai keli dalykai. Yra kondensatoriaus stebėsena, kondensacijos slėgio valdymas, garavimo pusės ir garintuvo plėdėjimo stebėsena, šalčio sąnaudų balanso sudarimas, labai aiškiai žinom, kur kokia energetiškai dalis nueina, šalčio sąnaudų prognozė ir palyginimas su faktu, kompresorinės KPI stebėsena ir remonto priežiūros plano sudarimas. Tai tokie paprastai, taip čia, vadybiškai pasižiūrėjus, praktiškai pavyzdys yra šaldymo mašinos, kuriame yra kompresoriai, dvi pakopė, čia taip kaip yra kompresoriai 4, kondensatoriai, receiveriai,
leduota vonia ir kita pakopa yra su 2 kompresoriais ant šaldymo kamerų minusinių. Tai kokia pridėtinė vertė to, kad galima nusistatyti kompresoriaus rodiklį, galima nusistatyti kondensatoriaus galę ir efektyvumą kondensatoriaus, galima nusistatyti šiuo atveju leduoto vandens poreikį ir koreguoti temperatūras receiverio ir leduoto vandens temperatūras ir netiesioginiais metodais išskaičiuojame, kokia yra, pavyzdžiui, šalčio galia šaldymo kameroje. Jeigu žinom, kiek produkto eina, labai žinom aiškiai savikainą ir efektyvumą šalčio minusinės kameros sunaudojimo su produkto vienetui. Tai iš principo tai leido pagerinti, va čia išskaičiuojam kopą, vienos kitos pakopos ir va yra 3 MW šalčio, 687 kW elektros ir iš principo galima išskaičiuoti to šaldymo mašinos tuo momento kopą. Klausia Linas B, ar rodomi analizės pavyzdžiai yra realūs? Taip, gyvi, kur galima nuvažiuoti pažiūrėti. Nežinau, ar priims, čia pasakiau nuvažiuoti pažiūrėti, nežinau, ar priims, nes gal konkurentai. Tai čia taip jau pramonėje jau taip nutinka, ne visada viskas tiesiogiai galima nuvažiuoti pažiūrėti, ne, jeigu pramonės rūšys yra panašios. Stiklo lydymo krosnis, reiškia padarytas dvinys stiklo lydymo krosnį, čia vienas toks labai paprastas pavyzdys, kur deguonies jutiklis iš principo komplikuotas dėl aukštų dūmų temperatūrų, tai koreguojamas oro dujų santykis arba, kitaip sakant, santykinis oro pertekliaus koeficientas išskaičiuojamas teoriškai ir pagal jį koreguojamas dujų kiekis lydyme ir iš principo efektyvinamas dujų suvartojimas. Toliau džiovinimo procesas kaip toksai, atsiprašau, pabėgo džiovinimo procesas, čia yra grūdų džiovinimo procesas parodytas, bet iš principo tai netaip svarbu, kokios medžiagos, ar tai būtų kokių nors pieno miltų džiovinimas, ar medžio džiovinimo procesas būtų, bet iš principo paruoštas džiovinimo proceso matematinis modelis ir išduodami setpointai valdyti džiovinimo procesą, tai kad būtų geriausias, efektyviausias džiovinimo rodiklis. Tai rodiklį mes skaičiuojame ir tą rodiklį skaičiuojame ir jį kontroliuojame kaip santykis teoriškai reikalingos energijos kiekį išgarinti vandenį iš medžiagos. Santykį su faktiniu energijos kiekiu, kuris buvo sunaudotas medžiagoje. Tai mes tą rodiklį gerokai padidinti sugebėjome konkrečiuose pavyzdžiuose, tai tuo džiaugiamės ir jūs to dvinio technologiją galėtumėt pasinaudoti, tie, kurie turi džiovinimo procesą. Čia šiek tiek atskiras rakursas į grūdų dygimo procesą. Kodėl aš tą rakursą jums pasakiau, čia tokių Lietuvoje dar viena įmonėlė yra, kuriai būtų aktualu, bet aš bendraja prasme jį pristatau tik dėl to, kad pasakyti, iki kokio lygio galima daryti su skaitmeninio dvinio technologija, kad, pavyzdžiui, yra grūdų dygimas aprašytas biocheminė reakcijų lygtimis, kurios ir stabilizuotas dygimo procesas ir sukontroliuotas dygimo procesas, kas leidžia didinti sudygimo kokybę grūdų ir kas leidžia didinti iš principo našumą, nes tu neperdygini, neperlaikai grūdų arba, sakykime, priešingai per trumpai nelaikai, tai optimizuoji procesą. Čia, pavyzdžiui, kaina gan didelė, 400 tonų, kas reiškia iš grūdų tonų kainos pasidauginę, įsivaizduojat, kad partija kokias apie 100 000 eurų kainuoja. Tai efektas yra pakankamai ekonominis rimtas. Toliau, jeigu grįžtam prie pačio biokuro katilo, vėlgi čia vienas iš pavyzdžių, kur įdėta, ten tarp kitko visi paveikslėliai, kur matėte, jie yra realūs. Tai reiškia, yra skaitmeninis dvinys sukonfigūruojamas, šitoks kaip skandos vaizdas padarytas, kad kartais technologam ir operatoriam būtų pasinaudoti vizualiai patogiau, atkartojam taip, kaip skandos sistemoje tas vaizdas atrodo. Ir aišku, yra dalis parametrų vėl čia su spalvomis tie, kurie realiai nuo skandos eina ir čia iš debesies. Ir dalis parametrų, kurie yra išskaičiuoti, kaip, pavyzdžiui, dūmų temperatūra išeinant iš kamino išskaičiuota lygiai taip pat iš proceso. Ir gali matyti, koks yra tuo metu katilo efektyvumas, koks yra kuro suvartojimas, koks yra kuro šilumingumas ir įvairių aplink parametrų, aplink lydinčių parametrų.
Jeigu pas jūs technologinis procesas yra, kaip čia sudėtingesnis ir daugiau etapų, ir jūs norite daugiau etapų apimti, mes čia turime irgi funkcionalumą, kuriame apimame daugiau technologinio proceso etapų ir įvairių lentų, kuriuose lentose tos agreguojam duomenis įvairiais pjūviais, įvairiais kampais, ir jūs galite tada tuos, sakyti, ir patys ieškoti tų koreliacijų, ir suvestinių įvairių skaičių yra įvairiais kampais. Čia jau tik tiesiog IT funkcionalumas, kuris galite pasinaudoti tai, kad jau duomenys yra debesyje, tai, kad yra smartai debesyje, yra technologinio proceso duomenys, galbūt gamybos apimčių duomenys, tai reiškia, paskui visą kitą galima sujungti dar į didesnį mazgą ir išspręsti tos uždavinius, kuriuos aš ten prieš tai minėjau, tas naudas. Tai ir dar toks vienas įdomesnių paskutinių tokių momentų iš naujesnių, kad įmonės, kurios turi daug procesuose žurnalinių formų, turi minty popierinių žurnalinių formų, reiškia, tos popierinės žurnalinės formos turi savo paskirtį, kodėl jos ten yra naudojamos, tai tas žurnalinės formos mes transformuojame į skaitmeninės žurnalinės formas, apipindami šiek tiek daugiau visokių dalykų. Jinai žurnalinė forma yra cloud'e, SAS, dalį duomenų taip kaip vedė operatorius, taip ir veda, dalis duomenų surenkama automatizuotai iš SCADA sistemos, kas jau nebereikia kai kurių parametrų rinkti rankiniu būdu. Čia toks miksas yra pagal jūsų IT brandą. Identifikuojam režimai, kurie gali sukelti sutrikimus, nes tas žurnalinės formos iš principo leidžia atsekinėti įvairius procesus. Sumažinam įvairių netinkamų režimų skaičių ir sąnaudas dėl to, kad tokiu būdu darom, tokiu keliu einame. Ir analizių skyrius, visą laiką įmonėse gamybinėse yra analizės, ekonomistų analizės skyrius, turi online duomenis apie gamybos apimtis ir savikainą iš principo. Tai ką sprendžia tokia žurnalinė forma, kad realiam laike su tokiu miksuotų duomenų nuo skadų, nuo valdiklių surinktų duomenų ir nuo žmogaus suvestų duomenų, tai kad užsakovo analitikai analizuoja duomenis ir tie duomenis visi savo vietų ir nereikia niekur klaidžioti, viskas skaidriai ant stalo. Sąnaudų mažinimas yra dėl produkcijos gamybos apimčių ir kokybinių rodiklių išlaikymo. Ir tose žurnalinėse formose kartais būna tokių nuotykių, kad reikia, kaip sakyt, koreguojami tie įrašai tam, kad kažkokią saugą užtikrinti, tai čia šito vietu mes žaidžiam atskirai, po kelių sakyt, savaičių projekto išrenkami visokie procesų trūkumai, dėl ko anksčiau parametrai būdavo neišlaikomi. Taip, kad iš principo einam vėlgi to efektyvinimo keliu, kokybės, našumo, energetinio efektyvumo keliu. Tai tas žurnalinių formų skaitmeninimas. Tai, o iš principo, ar jūsų įmonėje reikia to skaitmeninio dvynio tokio, tai jūs turėtumėte atsakyti tokius klausimus, ar įmonė susiduria su iššūkiais užtikrinant produkto kokybę. Jeigu jūs turite tokių iššūkių, tai iš principo jums tada tikriausiai verta svarstyti. Ar įmonė susiduria su gamybos išeigų variacija dėl žaliavos kokybės? Jeigu taip, tai irgi pakeliui. Ar įmonė siekia didinti našumą per prastovų mažinimą ir sutrikimą? Ar įmonė siekia mažinti energijos sąnaudas kaip tokias bendraja prasme? Ir ar įmonė siekia mažinti remonto ir techninės priežiūros sąnaudas? Tai jeigu šitus klausimus atsakote taip, tai dvynio technologinė yra pakeliui ir jum turėtų pagelbėti išspręsti šitus visus iššūkius. O mes kaip tiekėjai tiesiog, reiškia, tos IT darbo valandos, kurios užpildo jūsų, padeda jums pasiekti rezultatą. Tai kaip tą procesą mes įsivaizduojame patį, tai pirmas yra duomenų surinkimas, aišku, mes juos vizualizuojam debesyje dashboard'e, tai iš principo jums nereikia SCADA sistemų kažkokių plėtimų daryti, kad kažkokių tagų nusipirkti, kur ten kainos būna kitas į kitokios nerealios. Tai mes surenkam iš jau egzistuojančių sistemų duomenys, kažkoks valdiklis, plikas, bet turi Etherneto išėjimą modbusinių, jungiate, dedame data collector, tokio pats serverį jūsų įmonėje ir tas serveriukas, klientas serveris ten apsiklausinėja jūsų valdiklius ir surinkinėja duomenis. Atliekame analizę, tie duomenys visi saugomi debesyje.
Toliau padarom skaitmeninį modelį, skaitmeninį dvynį, susideda įvairius KPI-ai ir jūs esat naudotojas tos viso dvynio produkto. Klausė Jurgis, ar Cloud žurnalinės formos valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba priima. Nu, čia, žinot, klasikinis klausimas dėl žurnalinių formų vištos kiaušinio dilemoje, ar jūs einate prieki šiek tiek ir einat šiek tiek priekyje ir reguliavimo tarnyba prisitaiko, ar laukiat reguliavimo tarnybos, kad nueitumėte į priekį. Žinot. Bet išsprendžiam truputėlį kitaip, einat visgi jūs į priekį, mes turime tam tikrą elektroninę parašo sistemą ir paskui tos žurnalus galite išsispausdinti, išseksportuoti į popierinio formatą, jeigu jau ten netyčia reikia to visiškai mirtinai to popierinio formato. Bet įmonės po truputėlį, žinot, migruoja ta tema ir netgi žinodami, kad kažkaip reguliavimo tarnyba galimai galėtų elgtis vienaip ar kitaip, bet iš principo nauda nusveria reguliavimo trūkumą, sakyčiau, reguliavimo trūkumą šiuo metu. Jeigu atsakiau aš irgi jūsų klausimą. Tai vat iš principo duomenų surinkimas, analizė, mes peržiūrėjom įvairius procesus kartu su jumis ir tada paruošę skaitmeninį modelį, jeigu yra specifinis jūsų poreikis arba pritaikė jau esamus, kuriuos jau padarė tuos modelius, reiškia, parengėm KPI-sus, kurias reikia stebėti ir jūs esate iš principo tada naudotojai to viso įrankio. Ar galima dėkti įrankį įmonės lokaliame tinkle? Justinas klausė, tai Justinai, čia gal kaštų naudos klausimas yra, jeigu jūsų įmonė nėra ten kokia 5 įmonių grupė, o įmonė yra viena su lokaliais kažkokiais uždaviniais, tai aš siūlyčiau visgi turėti cloud'e, nes tą IT infrastruktūrą reikia nupirkti, prižiūrėti ir taip toliau, tai atsiranda tam tikri kaštai ir visada yra pigiau nedidelėm įmonėm, sąlyginai nedidelėm įmonėm turėti debesyje kažkur, kurį prižiūrė Energy Advice, bet jeigu įmonė, sakykime, yra jau didžiulė, sakykime taip, ir tada tikrai yra verta, tai tada taip, aišku, galima turėti įmonės viduje, nors duomenų surinkimo programinį įrangą Data Collector, tas OPC serveris, jisai iš principo diegiamas įmonės viduje, saugiai, kaip sakyti, saugioje aplinkoje, intranete, duomenys yra surenkami ir paskui vėlgi saugiu būdu perkeliami į debesį per VPN, reiškia, privatų tinklą, ten saugumo klausimai aptarti, aš gal čia labai neįsiveliu šią minutę į tos saugumo klausimus, bet iš principo aptarti ten nėra problemos. Tai saugos klausimas ir įmonės politika. Jo, tai jeigu jūs jau įmonės politiką turi, tada atitinkama įmonės politika, Justinas sako, kad įmonės politika tokia, tai įmonės politika visą laiką turi kainą ir jeigu jūs kaip įmonė sakot, jo, jūs yra tokia politika ir tokia kaina, tai mes sakom taip ir tada jūs užsakovas visą laiką teisus ir viskas. Ir jeigu užsakovas visą laiką teisus, mes tą debesies gabalą, tą visą aplikaciją, debesį iš anų serverių debesinių perkeliam jūsų lokalius serverius. Kokiu būdu priimamas sprendimas, kad susidėvėja kai kurie įrenginio komponentai, Andrius klausė. Tai čia jau tas klausimas toks, žinot, į vieną klausimą surašta nuo iki. Iš principo yra keli momentai. Vienas momentas, kai jau įrenginys sulūš, kaip jis sustos, užsiklynins, kažkas tai ten ir neveiks, tai yra vieno lygio problema. Ir antro lygio problema, kai efektyvumas prastėja. Ir tas efektyvumo prastėjimas, pavyzdžiui, šilumos mainų prastėjimas. Tai šilumos mainai prastėja, mes monitorinam ir sakom, išskaičiuojam ir sakom, tas rodiklis nuo tokio jau nuvažiavo iki anokio rodiklio. Ir tai jau turi kainą. Ir kadangi tai turi kainą, tai tą kainą jūs jau sakot, patys priimat sprendimą, kad ta kaina jau netoleruojama yra. Ir aišku, ateina sekantis stojimas ir einate į tą, žinai, į tą sprendimą. O kiti komponentai, kurie tiesiog jau vienaip ar kitaip ten kažkas su jais ir tai yra kitas sprendimas. Taip kad abstrakčiai negali atsakyti, ten yra kiek įrenginių, tiek istorijų, tiek atvejų atskirų. Bet iš principo suskaičiuojam riziką ir kainą. Iškės vienokio ar kitokio dalyko.
O jeigu taip investicijų atsipirkimą pasižiūrėti, tai klausimų daugiau nematau, tai investicijų atsipirkimą, jeigu pasižiūrėti, tai pirmas dalykas, kad jūsų sprendimai visi inžinierinio personalo sprendimai ir vadovaujančio inžinierinio personalo sprendimai ir technologų sprendimai jau yra grįsti duomenimis, kur iš principo skaitmeninių dvynių jūs įsibandote idėjas. Turit vienokią ar kitokią idėją ir netgi mes iš tos patirties matome, kad kartais įmonė sako, mes tuo keliu ėjom, mums nepavyko. Nors iš principo paskui pamastai, kad taip labai logiška buvo mintis ir jie turėjo pavykti ir turėjo to keliu eiti. Tai skaitmeniniam dvyny paskui tas idėjas atkartoji ir labiau kontroliuoji rezultatą, tų eksperimentų rezultatą, kurį žadi atlikti. Pavyzdžiui, koreguoji ten kažkokią temperatūrą ir kitą sykį nepamatai to efekto, o skaitmeniniam dvyny tu ir pamatai tą efektą, nes jis labai aiškiai aprašytas ir kontroliuojamas. Tai kartais įmonės išsieksperimentuoja dalykus ir nepamato efekto, o skaitmeninis dvynys po to leidžia vėl iš principo vos negrįžti prie to pačio, kas nepaėjo anksčiau. Kaip pats efektyvumo, aišku, didinimas, tas efektyvumo didinimas, mato, ta kokybės gerinimas, išeigos gerinimas, ir energijos sąnaudų mažinimas, tai tas ir yra efektyvumo didinimas ir dienos gale viską gali suskaičiuoti CO2. Jeigu pasigerinai kokybę, tai mažiau nuostolių turėjai, jeigu pasigerinai išeigą, turėjai vėl mažiau žaliavos perdirbti reikėjo, mažiau prastovų turėjai vėl ir taip toliau, ir tai bet kokiu atveju efektyvumas ir CO2 emisijos. Darbuotojų, aišku, išmanumas, čia įmonės kai kurios paskui atsiliepia taip, kad jeigu operatoriai anksčiau kažkaip gyveno tokį gyvenimą, kur ten tas procesas jam buvęs, nebuvęs, ten, taip sakant, for fun, žinai, tai dabar tie darbuotojai pakankamai neblogai įsitraukia į procesą, nes mato tos setpointus, pramasto tos setpointus, reaguoja į tos setpointus, tai pasidaro tas gyvenimas, sakykime, įdomesnis, taip sakant, darbuotojai patampa išmanus. Ir aišku, tada priežiūra automatiškai, kaip pavyzdys toks biokuro katiluose, jeigu optimizuojam degimo procesą, žeminam pakuroj temperatūras, mažinam vamzdynų susidėvėjimą radiacinį. Tai toks labai primityvus tiesus atsakymas į priežiūrą, kad kaip tas dvynys leido pagerinti, sumažinti įrangos susidėvėjimą. Justinas klausia, ar vertinami fizikiniai sistemos parametrai kaip vibracijos, temperatūra ir kiti dalykai. Taip, jeigu jūs turite tos duomenys, tai taip jie ir bus įtraukti. Dėl to mes, kai ateinam į skaitmeninio dvynio projektą, įmonei būna iš principo klausimas, ar man pradžiai visus jutiklius susipirkti, ką ten įmanoma rinkoje susipirkti, susidėti ten įmanoma, neįmanoma, ar pradėti nuo kokio dvynio projekto. Tai patirtis rodo, kad esame ir tokių kelių turėję. Tai pradžiai įmonė susidėjo įvairiausių miterių, prisipirko, paskui atėjo dvynio projektas ir paaiškėjo, kad dar kažko nedasipirko, žinai. Tai tada greitis yra gerokai didesnis visų šitų procesų, jeigu pradedi nuo dvynio diegimo ir paskui dvynio diegimo eigoje paaiškėja, kad trūksta kažkokių ekstra sensorių, kurios ten eigoje ir dasideda. Tai tas ekstra sensorių turėjimas, papildomų jutiklių turėjimas jums leidžia didinti visų tų analizės rezultatų tikslumą. Jeigu kažkokie sensoriai neturi, rezultatas bus su kažkokia didesnė paklaida, jeigu turėsi papildomų sensorių, rezultatas bus gerokai geresnis. Tai jeigu jūs galite vibro jutiklį prijungti į debesį, turite tokį, tai jisai bus įjungtas ir atitinkamai. Jeigu temperatūros jutiklis yra skadoje, tai mes iš skados pasimsim tą temperatūros jutiklį. Jeigu to jutiklio nėra, tai mes pradžiai predictive maintenance to komponento darbą apžaisime kitokiais metodais ir pasiūlysim jum ir kartu mes tą sistemą apžaisim, bet paskui dienos gale, jeigu prieisim prie įžvalgos, kad reikalingas ten tikrai temperatūros jutiklis, jūs kažkoks ekstra, jūs įsijungsite į planą ir kai bus sekantis kažkokie priežiūros remonto darbai, sustojimai kažkokie, įsitrauksite tą jutiklį į planą ir susimontuosite. Tai va dėl to įmonės, kadangi tos savo gaminių procesą stabdo
nu, kaip sakyti, ne kasdieną, ten manevro laisvės jūs sustabdymais neturite, kažkokiais, nu, aptarnavimo procesais, ne, jūs laukiate ten cikliškai metų kažkokio momento tinkamo, kada gamybininkai stabdo, tai dėl to dvynio diegimas turėtų būti matyti pirmiau, o paskui to, ko trūksta, pasivys iki sekančių stojimų. Tai tokiu būdu jūs išlošite laiką. Ir Kęstutis klausia, ar savo sprendimus labiau matote SCADA lygmens skaitmenizavimo piramidėje, jei ne, tai kur? Iš principo mūsų ne, mes nematome SCADOje, nes SCADA filosofiškai galiu taip Kęstutį atsakyti, kad vystydami šitą dvynio technologiją mes galvojame, ar tai reikėtų gal diegti SCADA ir nevystyti cloudo, žinot. Pasirodo, SCADA sistemos iš principo negali palaikyti tam tikrų funkcionalumų ant tos matematinės analizės dirbtinio intelekto. Kadangi jos negali palaikyti ir plus išplėtimas kainuoja, ir ten tagų nupirkimas kainuoja, ir ten tiesiog kosminiai pinigai, ir plus migruojant nuo vienos įmonės prie kitos, reiškia, nu vienoje vienokia SCADA, kitoje kitokia, kitoje kita versija ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitas problemos įsisprendžia ant SCADA sistemos piramidės viršuje pastačius debesį, kuris yra, nu kaip čia, prasideda monitoringu, baigėsi dvynį. Reiškia, prasideda duomenų surinkimų smarta ir SCADOS, reiškia, tada yra dvynys atlieka analizę, kaip matot, apima ir gamybos apimtis, gali ir netgi tokia vibracijos, atrodo, guolio, ne, klausimą, kur viskas yra absoliučiai vienoje vietoje. Tai, pavyzdžiui, padėjom, kokiam projektą mes turėtume gal net 8000 tagų vienos įmonės vienam projektą, toks kaip pavyzdys skaičius, ne, tagų. Tai čia daug ar mažai, nu tiesiog jų yra, bet jie ten, žinot, nuo iki. Tai nėra kažkaip elektra ar šiluma, tai nėra vien tik kažkokia, tai ten ir šaltis, ir oras suspaustas, ir šiluma, ir elektra, ir nuo iki. Tai dėl to iš principo SCADA problema yra. Ir mes nuėjom to debesų keliu ir ten tada galime multiplikuoti labai greitai tos dvynio technologijas nuo vieno projekto, nu, reiškia, nuo vienos įmonės prie kitos. Nes jos multiplikuojasi, išdirbti metodai, jie multiplikuojasi. Tai piramidės viršuje iš principo yra, nes jinai hierarchiškai išduoda į SCADA set pointus. SaaS cloudas, dirbtinis intelektas, tas digital twin, jis išduoda set pointus į SCADA, tai iš principo hierarchiškai aukščiau yra. Dabar Jurgis klausė, SCADA sujungimas su skaitmeniniu dvyniu, kokia kibernetinio saugumo koncepcija naudojama. Kadangi atsistoja tarpinė, kaip pavadinsiu, šią data collector programa, vienu atveju jinai yra skaitimo režimų tik tai, reiškia, jinai nuskaito tik nuo SCADOS, antru atveju yra įrašymo režimas visiškai atskirta. Ir duomenys REST API perduodami į debesį, VPN-as visais atvejais, firewallai, jūsų vidinė konfiguracija ir ten fiziškai kompiuteris, Etherneto tinklas išorinis atsiskiria nuo vidinio, kaip čia atsiskiria tie tinklai, plus dar ten tie tinklo konfigūravimo darbai. Tai tokia trumpai koncepcija, ne? Dabar Linas klausia, kaip manote, ar plastiko gaminius gaminančią įmonę galėtų būti naudingas dvynys ir galėtume komentuoti, kokiai sričiai naudingiausia pritaikyti. Tai plastiko, kiek mes įmonių esame matę ir auditavę ir visaip kaip žiūrėję, tikrinę, tai iš principo pas jūs yra problema ekstruderį, iš principo formavimas gaminio, gaminio formų dėvėjimasis. Taip paprastai šnekam. Tai jeigu jūs turite gaminio formą, jums reikia pereiti nuo vienos gaminio formos prie kitos, tai dar prie viso, tai reikia receptą susivesti, mes pavadinkime jį receptą, nes ten įvairūs set pointai, kaip susikonfigūruoti mašiną. Tai pereiti nuo vieno recepto prie kito recepto reikia tam tikro laiko, o dar receptas pats gali koreguotis tik dėl to, kad formos dėvisi. Tai koks konceptas yra, tada monitorinam, surenkam elektros duomenis, suspausto oro duomenis, recepto duomenis, formos duomenis, tame tarpe, nes yra formos gamykliniai išmatavimai, tai reiškia formų gamykliniai išmatavimai ir set pointai. Ir tada eigoje darbo tie visi parametrai koreguojasi, plaukia, koreguojasi.
ir dėvisi, tai aišku, formų dėvėjimuose dar visokie niuansai ten išlenda ir setpointų koregavimo niuansai. Tai va tokia va koncepcija, kurią realiai galima kažką nuveikti, kuri realiai gali jums padėti, aš taip galvoju. Aišku, kaip visada, paskui brendant į ežerą būna įvairių niuansų, tai niuansus kiekvienam projekte jau čia sprendžiasi jie atskirai, bet strategija tokia, jeigu Linui atsakiau. Tai aš iš principo kaip ir pabaigiau savo prezentaciją, gal čia mes labai daug neafišuojam ten, su kuo dirbam, kažkiek afišuojam, kažkiek neafišuojam, gal nėra tai būtina, nes kiekviena įmonė turi savų iššūkių, tos iššūkius sprendžia ir mūsų darbas padėti jums išspręsti iššūkį. Nu, kaip sakyt, skaitmenizavimo procesuose nereikia galvoti, kad ateis iš išorės, kaip čia, apaštalas, žinot, kuris išspręs jūsų visas bėdas. Ne, čia mes esame labiau technologijos tiekėjai su savo įžvalgom ir savo priedais ir tik tai bendras darbas pasiekia naudą. Kaip sakyt, jeigu jūs nedarysite pokyčio, tai mes jo nepriversime padaryti. Jeigu jūs darysite pokytį, mes jums jį padėsime padaryti pokytį.